Vilnius. Sustiprintos policijos pajėgos vidurdienį buvo sutelktos prie Jungtinių valstijų ambasados Vilniuje. Piketuoti susibūrusius radikalus stojusius prieš NATO. Čia pasitiko antrą tiek alijanso rėmėjų. Neramumų išvengta, tačiau radikalams gresia baudos. Piketuotojus kalbino Agnė Vederytė. NATO teroristus lauk! NATO teroristus lauk! Vidurdienį prie Jungtinių Amerikos valstijų ambasados valandą netilo radikalų šūkiai, o sustiprintos policijos pajėgos saugojo, kad piketas nevirstų riaušėmis. Vienoje barikadų pusėje įsirikiavo prieš NATO pasisakantys radikalai, kitoje dvigubai daugiau alijanso šalininkų. Būrelis radikalų reikalavo, kad NATO pajėgos trauktųsi iš Lietuvos. Jie grėsmę provokuoja, o nesaugo nuo jos. Tai ko jūs siekiat? Norit, kad jie pasitrauktų? Taip, žinoma. Ar manot, kad tai yra teisėta? O kodėlgi neteisėta, mes ginam savo žemę. Mes lietuviai, mes čia gimę augę. Aš nenoriu būti globalizacijos auka. Mes esam globalizuoti. Ir čia labai paprasta. Ar nemanot, kad NATO saugo Lietuvą nuo agresoriaus iš rytų? Nemanau, nes čia nėra ko saugoti. Kas mus puola? Kur puola? Ar matot, kur matot rusų tanką? Lietuva be lietuvių! Jūs varot lietuvius iš Lietuvos! Tarp radikalų pasirodė ir buvęs prosovietinės organizacijos Jedinstvo lyderis, nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje turintis Rusijos pilietis Valerijus Ivanovas. Jis buvo teistas už sausio 13-osios aukų šmeižtą. Jokio grėsmės Lietuvai nuo Rusijos nėra, mėla mano, nėra. Čia viskas pompuojama, kad biški nutrauk žmonių dėmesį nuo tų problemų, kurie dabar Lietuvoje, žinot, jeigu būtų čia viskas gerai, žmonės nebėgtų taip. O tai Rusijos kariuomenės nėra Ukraina? Nėra, kur ten, nors dalinį padalyki, kur vadas koks dalinys, numerį, a visa kita čia yra, žinot, tai pati ukrainiečiai pripažino. Jau kariuomenės ten vadas vienas pasakė, o nėra kariuomenės. Kam mums ta NATO, ką jie gins, jeigu mūsų nevyks Lietuvoj? Sumanyta radikalų provokacija nepavyko. Prieš jos stojo dvigubai daugiau NATO šalininkų. Aš už integraciją, už NATO. Būtent čia turi būti NATO bazės Lietuvoje ir kuo daugiau reikėtų spausti būtent NATO vadovybę tam, kad čia įkurti normalias bazės, didelės bazės, kad mes ramiai normaliai gyventumėm. Mes turim neleisti, reiškiasi, šitų žmonių čianai netarti, kad nebūtų tokių dalykų, kaip buvo Ukrainoje, o Ukraina pražiopsojo šitą karą, tą informacinį karą ir mes manom, kad negalima, reiškiasi, kartot Ukrainos klaidų. Lauk okupantus, lauk parazitus, lauk tvirkintojus! Joje lietuvaičiai neša vainikai. Saugumą užtikrino 20 rinktinės Vytis pareigūnų. Incidentų išvengta. Pirminiais duomenimis radikalai nebuvo pranešę apie akciją, todėl jiems gresia baudos. Jeigu pasirodys, kad jie piketavo neturėdami tam leidimo ir neinformavę savivaldybės, be abejo, taikysim sankcijas. Kokios tai yra sankcijos už ką? Tai yra susirinkimų įstatymo pažeidimas, kad rengti piketus, taikias demonstracijas gali piliečiai, iki 15 asmenų jie turi tik pranešti apie rengiamą. O jeigu susirinka daugiau, tai organizatoriams yra numatytos baudos. Savo tankus ir go home, American occupants, terrorists, go home! Politikai pastebi, kad proputinišką propagandą remiančios organizacijos Lietuvoje nėra gausios, tačiau jų veikla, dangstantis tautinėmis idėjomis Lietuvoje, pamažu plečiasi. Todėl prokurorai, gindami viešąjį interesą, esą turėtų veikti ryžtingiau. Vis dėlto ne pirmą kartą rašau tos pareiškimus apie tos reiškinius, kuriuose mano manimu, mano supratimu yra požymiai tautinės nesantaikos kurstymo, Lietuvos piliečių supriešinimas tautinių pagrindų ir panašiai. Ir ypatingai, kas skaudina, kad nesimama aktyvių veiksmų, kai paliečiamas Lietuvos teritorinis integralumas. Nesvarbu, kad virtualiai, bet viskas prasideda kaip taisyklė nuo idėjų. Valstybės saugumo departamentui dauguma radikalias idėjas reiškusių piketuotojų žinomi, jų veikla stebima. Agnė Vederytė, Donatas Pakštys, Vilnius. Tragedija ištiko Taivano bendrovės lėktuvą. Kildamas orlaivis